Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti savo įžvalgom tokia tema, ar papildai veikia vyresnio amžiaus žmonėm. Tiesiog turėjome draugių tokį vakarėlį ir viena moteris pasakė, kad gulėjo ligoninėje ir jos gydytoja tiesiai šviesiai pasakė, neduokite papildų seniems žmonėm, nes jiems papildai neveikia ir tai yra, pinigų švaistymas. Tie seni žmonės jau būtų nuo 70 ir virš. Ir paklausė manęs nuomonės, ką aš apie tai galvoju. Ir su jumis irgi pasidalinsiu savo mąstymais ir kai kuriom istorijom, kai kuriais tyrimais. Ar gydytoja buvo teisi? Ir žinokite, niekada nėra vienareikšmiško atsakymo ir taip ir ne. Vienais atvejais teisi, kitais tikrai ne. Į ką turėtume atkreipti dėmesį? Pirmas dalykas, tikrai, kai dažnai kreipiasi žmonės, su tokiu tekstu, mamytei 4. stadija vėžio, ar ne, ką galėtumėt, reikia keisti sąnarius, ką jūs rekomenduotumėt. Papildai nėra iš esmės skirti vėžiui gydyti, ar ne, bet tokiu atveju, jau nebe papildai tikrai turėtų groti, tai yra gydymas, jau mes atsiduodami medikų rankas, mes ten atnešam savo ligas ir tais atvejais, taip žinoma, mes galime padėti atstatyti imunitetą po chemoterapijos, bet jau tada aš visą laiką sakau tai dukrai, tu žiūrėk savęs, nes galbūt yra kažkoks paveldėjimas, kol dar neįkrista į tą duobę. Papildai yra tik tai dalis mitybos terapijos. Tai yra pirmiausia, ką žmogus valgo, kaip gyvena, kaip mąsto. Ir tai yra tikrai mokslininkų, jeigu geri papildai, tai yra farmakologija, tai yra kuriamas maistinių medžiagų koncentracija, kurie gali užpildyti tas mitybos spragas. Bet dabar pereisiu prie konkrečių istorijų, ką ir papasakojau tai savo pažįstamai. Dabar galvoju, visiems pasakoju savo draugės mamos istorija. Žodžiu, mamai prasidėjo tokie požymiai demencijos, atminties praradimo, Alzheimerio ir mano draugė nuvedė mamą pas gydytoją ir ši išsivedė ją, tai yra dukra, už durų ir pasakė, kad jau nieko geriau nebus, jau jūs ruoškitės. Kalbėkit su šeima, kas čia ims slaugą, nes, Alzheimeris nėra pagydomas ir jau nieko geriau nebus. Mano šita draugė kaip tik buvo pradėjusi studijuoti mitybos terapiją, dabar yra mitybos terapeutė, ir susikvietė brolius, jinai žino, ką gali, sakysim, papildai, mityba, maistinės medžiagos, ką gali padaryti, susikvietė savo brolius, šeimą, sako, ką darom, ar investuojam tiesiog į mitybos protokolą, ar, nieko nedarom ir pasiskiriam, kas mamą prižiūrės. Tai jie nutarė investuoti. Ir žinokit, per gana trumpą laiką pakoregavus šiek tiek mitybą ir pridėjus svarbiausių, padidinus dozes to pačiu omega 3, D vitamino, resveratrolio, B grupės, žodžiu, gerų kokybiškų papildų, mama reversas įvyko, ji grįžo į sveiką būklę ir štai jau kokie 5-7 metai. Jis skaito knygas, buvusi mokytoja yra, puikiai funkcionuoja, atvažiuoja, sėda į autobusą, atvažiuoja į miestą ir aplanko anūkus, žodžiu, ji grįžo. Tai tokioj stadijoje galima dar tikrai padėti. Ir kas būtų, jeigu būtų paklausę gydytojas, kad nieko jau geriau nebus. Vienas atvejis. Antras atvejas, bet tiesa, jeigu jau ten paskutinė stadija, ar ne, jeigu jau tikrai įsisenėjusi stadija, tai galbūt jau tada tikrai nelabai ką padėsi, bet gali palengvinti simptomus. Antras pavyzdys, aš esu jį aprašiusi, kas norit įkelsiu ir gal į komentarus.
Ir kas norėsite, pasižiūrėkite mano tinklaraštyje www.sveikatoszurnalistė.lt. Ten įsivedę pagal paiešką podagros protokolas, jūs galite rasti tą istoriją. Tai va, kita mano draugė prižiūrėjo senuką Amerikoje, jo. Ir ji irgi yra tokia, išprūsusi toj srity mitybos terapijos. Ir senuką kamavo podagra. Nežinau, ar podagra, ar podagra, tiesą sakant, kaip kirčiuojasi. Ir to senuko dukra yra gydytoja Amerikoje. Tai aišku, buvo išrašyti skirti vaistai, tam tikrą mitybą, ar ne, prie podagros, ko negalima, taip labai nedaug. Bet tie vaistai darė savo darbą, jam buvo žiauriai užkietėję viduriai, labai sutinusios kojas, jis turėjo podagros priepuolius vis tiek, kartas nuo karto ir gana dažnai tada tie vaistai vartojami, jie darė smegenų rūką, tą Down sindromą vadinamąjį tokį. Ir, žodžiu, situacija buvo tokia. Mano draugė tuomet, kadangi, kaip sakyt, labai gerai, kai ji maitino tą senuką, nuo jos virtuvės priklausė, taip visiškai pakeitė mitybą, labai daug antioksidantų, kai dabar sakom apie angliavandenių neturinčią dietą, kartais labai gerai, bet ji vartojo labai daug uogų, labai daug antioksidantų, išėmė iš mitybos tai, kas, kaip sakyt, ko negalima, ir būtinai probiotikai įdėjo pagrindinius papildus, antioksidantus, omega-3 būtinai, E-vitaminas tiesiog išspausdavo kapsulėje avietės vidų, ar ne, nes kapsulėm jis neprarydavo. Ir per labai trumpą laiką, aišku, žarnyną tvarkė, ar ne, nes buvo užkietėję viduriai, per labai trumpą laiką, berods per 2 savaitės, jam susitvarkė žarnyno reikalai. Ir neturėjo, rašė tada, jau 2 savaitės mes neturim podagros priepuolio. Po kiek laiko dingo ta podagra ir nereikėjo vaistų. Ir tada tiesiog sumažėjo šalutiniai poveikiai. Jis pradėjo išeiti į tualetą, o tai yra didžiulis senam žmogui palengvėjimas. Ir nebereikėjo tų kojinių, nebetino kojas, jam nebebuvo priepuolių. Vien dėl mitybos protokolo. Aišku, mityba plus papildai. Jeigu būtų vien papildai, o mityba belia kokia, tikrai nebūtų rezultato. Tai va, ir nors dukra gydytoja, tai jinai labai skeptiškai žiūrėjo, kažkaip nepriėmė tos informacijos, tik jau po kiek laiko, jau amžinatilsį, tas senelis, gal 7 metai praėjus, Alzheimeriu sirgo, tai pasakė, čia, reiškia, ta draugė čia labai prižiūrėjo, kažkokių burtų turėjo, bet nekreipė dėmesio, kad ir būdama gydytoja, kad tėvas nebeturi priepuolių. Tai va, antras protokolas. Dabar trečia istorija. Tai mano draugės mama turėjo, reiškia, labai silpo regėjimas, kataraktai, geltonoji dėmė ir tiesiog silpnėjo, grėsė apakimas. Dukra, reiškia, mano draugė, irgi pasitarusi, vartojo, tai mamai, reiškia, pirkdavo pagrindinius papildus, tai omega-3 riebiosios rūgšties, labai stiprų karotenoidų kompleksą su 15 karotenoidų, jūs turbūt žinote, kimliuteinas, zeksantinas, daugiau gal niekas ir nežino. Ir ne visada, bet resveratrolį, alfa-liporūgštį, tokius stiprius antioksidantus. Ir kai lankydavosi, vežiodavo mamą į Kauną, kai lankydavosi, tai visą laiką sakydavo, ant akių, kaip sakyt, gerėjo rezultatai ir sakydavo, tai mamai, jūs tikrai turit labai gerą dukrą, tikrai labai geri papildai ir, aišku, progresavo šita liga, bet, nes jų yra amžius didelis, bet labai iš lėto. Ir, kaip sakyti, tai laimėti yra, ir dabar mamos jau prastas labai regėjimas, bet vis dėlto jinai mato, laimėti yra dar šviesos ir matymo ten 10 metų. Tokių istorijų jau tikrai su vyresniais žmonėm, ne 70+, bet 80+, yra daug. Bet kas yra svarbiausia ir kada papildai tikrai neveikia? Žarnynas. Kai yra užkietėję viduriai. Aš anam
aną savaitę kalbėjau apie tulžies, kaip sakyti, ir cholesterolio tą ratą, sakysim, ar ne, kai užkietėja viduriai, reiškia, neįsijungia labai daug procesų. Tai toliau virš 70, tai reikia tvarkyti tą problemą, pirmiausia žarnynas. Virš 70 amžium yra beveik 50% žmonių turi, pavyzdžiui, atrofinį gastritą, ar ne, tai yra skrandis gamina mažiau rūgšties, o labai dažnai tie žmonės geria visokius olius nuo padidinto rūgštingumo, ar ne. Taip pat irgi apie pusę žmonių vyresnių nei 75 metų turi SIBO, tai yra bakterijų peraugimą plonoje žarnoje ir labai sunku ir B12 įsisavinti. Tai tokiais atvejais, pirmiausia, jeigu tikrai mums rūpi tas žmogus, arba jeigu mes esame patys jau virš 70-80, būtina tvarkyti žarnyną. Tam irgi yra mitybos protokolai, skaidulingas maistas. Dažnų atveju, bet ne visada, kartais reikia keto, kartais reikia galbūt carnivore dietos, įvairių būna atvejų, kartais tiesiog nuimti cukrų, miltus, laktozę, glitimą ir jau užveisti būtinai bet kuriais atvejais gerųjų žarnyno bakterijų, gyvų, gerų, labai aukštos kokybės žarnyno bakterijų su pagrindiniam kolonijom. Kuo daugiau tų kolonijų, to geriau. Tai va, tai nereiškia, kad papildai neveikia, yra 3 dalykai. Tai gali neįsisavinti, gali būti prasti papildai, sintetinės formos, kurių organizmas tiesiog neįsisavina. Tai dažnai, jeigu gydytoja kalba turėdama omeny pigius vaistinės papildus, tai taip, jie tiesiog labai prastai įsisavino vyresniam žmogui ir mažiau. Ir dar 3 dalykas, kokius vaistus vartoja. Labai dažnai vaistai blokuoja tam tikrų maistinių medžiagų ir vitaminų įsisavinimą, tai vėlgi tokiu atveju ką daryti. Jeigu mes naudojam maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus, tai mes kaip ir trupučiuką pagerinam ląstelės mitybą, galbūt mažiau tų vaistų reikia tada, ar ne? Čia toks uždaras ratas. Bet jeigu žarnynas nesutvarkytas, jame uždegimas yra, pilnas blogųjų bakterijų kaip SIBO, ar pralaidus žarnynas, ar neturi natūralios mikrofloros, tai niekas iš tikrųjų neveiks. Tai va, tas klausimas mums yra atviras ir niekada nėra vienareikšmiško atsakymo. Gydytoja vienu atveju visiškai teisi, kitu atveju ne. Ir dabar galvokim apie save, kas čia klausom, nebūtinai apie vyresnius savo tėvus. Vienareikšmiškai mes senstame ir mes, duok Dieve, sulauksime to vyresnio amžiaus. Jau dabar reikia pasirūpinti savo žarnynu, savo mitybą, būtinai pasirūpinti pagrindiniais papildais, papildų terapija. Vat sakysim, ką kalba, aš nesu gydytoja, jūs galite, aš esu žurnalistė, esu sveikatos žurnalistė, 13 metų jau domiuosi maistinių medžiagų terapiją, skaitau paskaitas tą temą, galit manim netikėti, ieškokite patys informacijos, bet ką sako Jokūbas Fišas, neurologas žinomas, tai va tiesiog galima pasižiūrėti jo laidą YouTube, sako, yra pagrindiniai baziniai papildai, kurios turi kiekvienas lietuvis vartoti. Ir tai yra omega-3, tiesiog mes jų negaunam su maistu, tai yra magnis. Be magnio D vitaminas neįsisavina, žinokim, galim varyti didelės dozės D, bet magnio trūksta, jis tiesiog neabsorbuojasi. Tai va, omega-3 jis paminėjo, magnį, aišku, D vitaminą ir, kaip sakė, nusipirkite multivitaminų kompleksą. Sako, brangiausius multivitaminus. Tai yra gerus multivitaminus. Kodėl multivitaminai? Todėl, kad trūksta geležies, va dabar jau daug informacijos, ne geležies jums trūksta, jums jinai neįsisavina, gal jums trūksta trupučio vario. B12 be folio rūgšties.
sunkiai įsisavina. Omega kartu dirba su E, D kartu su K, omega, E, kalcis su magniu. Vienu žodžiu, turi būti tam tikri santykiai, turi būti, kaip gamtoj, obuoliai nėra tik tai, kas ten, kvercetinas, sakysim, ar ne, jame yra visko ir viskas įsisavina kartu daug geriau. Tai vat gerą, brangų, kaip sako, tokie brangius multivitaminus, tai 4 dalykai: omega, D, magnis, geri multivitaminai. Ir dar pacituosiu tą progą Bovdeną. Džonis Bovdenas yra nuostabi knyga, jos šiaip jau nebėra. Veiksmingiausi būdai, kaip gyventi ilgiau, Džonis Bovdenas, kuris beje parašė su kolega Sinatra knygą Didysis cholesterolio mitas. Johnny Bovden, jūs galite jį sekti Instagrame ar Facebook'e. Tai ką jis kalba, va čia būtent apie sveiką senėjimą yra. Ir yra tokios 7 ilgamžiškumo gairės. Pirmoji tai yra mityba, ar ne, ką valgyti, ko nevalgyti. Aišku, čia labai daug apie senėjimo priešus, oksidaciją, glikaciją parašyta ir taip toliau. Bet va ką jis kalba apie papildus, jis išskiria pagrindinius, kad reiškia apsidrauskite mitybos draudimu, vartodami tinkamus papildus, nes viskas mažiau įsisavina. Žemė įšalinta, mes turim tiesiog jau žino tą informaciją, nesinori kartotis, kad tiesiog obuolys nebėra tas obuolys, kurį valgė mūsų seneliai, net kurį mes vaikystėje valgėme. Tai ką jis, o riebios žuvies tikrai švarios irgi, bent Lietuvoje, nežinau, mes negauname daugumas. Tai kokius jis, kaip sako, rekomenduoja papildus toje knygoje, kad stabdyti tą senėjimą, ar ne, vyresniem net žmonėm. Tai pirmoje vietoje, aišku, jūs, pasakyčiau, kas, tai turbūt pakeltumėt ranką ir būtumėt teisūs. Gal kiti sakytų tą, kiti tą, bet pirmoje vietoje yra omega 3 riebiosios rūgštys, tai jau čia pagal Bovdeną. Tai aišku, omega 3 tai yra antiuždegiminis preparatas ir yra mūsų smegenys, mūsų širdis, mūsų kraujotaka, mūsų sąnariai. Grubiai tariant, gal ne visi, taip žino, selenas. Antroje vietoje jis deda seleną, tai yra svarbiausias mineralas, kuris labai svarbus ir mūsų imuniniai sistemai, nes, pavyzdžiui, veterinarai žino, jie duoda seleną gyvuliam, nes jeigu trūksta seleno, jie atsiria, susirga gripais. Tai va, selenas, ar ne, irgi labai stiprus antioksidantas. Omega, selenas, 3 vietoje apie vitaminą D kalba. Kaip jau minėjau, be magnio sunkiai įsisavina. Toliau apie folinę rūgštį kalba, bet folinė rūgštis turi eiti kartu su visa B grupe. Tai čia mes neimkim izoliuotų, visa tai turėtų būti kartu. Ir toliau 5 vietoje eina prebiotikai. Probiotikai ir prebiotikai. Probiotikai gerosios žarnyno bakterijos ir kuo daugiau tų kolonijų. Yra labai daug kolonijų. Vienos, jeigu yra specifinis, pavyzdžiui, nutukusiam žmonėm, tam tikros kolonijos, sergant kažkokią kitą ligą, tam tikros, bet šiaip yra pagrindinės kolonijos, yra acidofilus, ir laktobacillus, bifidum, streptokokus, vienu žodžiu tos pagrindinės, kurios stiprina imunitetą ir gerina žarnyno mikrobiomą. Ir tada 6, jis kalba apie resveratrolį, tai būtent resveratrolis labai padėjo ir podagros atveju, labai stiprus antioksidantas ir nuo, kaip sakyti, geltonosios dėmės ir ypatingai Alzheimerio prevencijai. Tai jis čia buvo kaip vaistas ir prie COVID, reiškia, labai mažino virusų replikaciją ir trumpino sirgimo laiką. Resveratrolis. Kaip sakoma, raudonajame vyne jų yra, bet jeigu norim gauti terapinę dozę, mes tiesiog girti vaikščioti kiekvieną dieną, labai daug vyno reikėtų išgerti. Jis yra
raudonuosiuose vynuogių odelėse, bei juodajam šokolade, bet irgi baisiai daug šokolado reiktų. Ir čia 7 ar 6 paskutinis kofermentas Q10. Kaip jis sako, nuo 40 visi turėtume vartoti kofermentą Q10, perkopę 40 metų, ypač vyresnėme amžiuje. Tai yra labai stiprus antioksidantas, reguliuoja kraujo spaudimą, neleidžia cholesteroliui prilipti prie kraujagyslių sienelio ir gamina energiją smegenyse, širdį, kepenyse. Tai žodžiu, va, tokie papildai, juos irgi, man atrodo, rastumėte mano tinklaraštyje. Tai reziumuojant, ar duoti seniems žmonėms papildų, ar tai nėra tik pinigų švaistymas. Jeigu yra labai sunki stadija ir žmogus sėdi ant vaistų, medikamentų, galbūt mes galime pagerinti jo gyvenimo kokybę, sutvarkę jo žarnyną, sutvarkę, reiškia virškinamąjį traktą, davė kažkokią ralijošiaus ar gerųjų bakterijų, tai vienareikšmiškai, ar ne? Bet jau, kaip sakyti, papildų mes neįveiksime tos ligos. Bet jeigu tai yra pradžia, tai reikia viską daryti. Pirmiausia, nuimam cukrų, miltus mažinam, nes labai dažnai seni žmonės, jie mėgsta tas bandeles, jie mėgsta saldumynus, tai sutvarkyti mitybą ir padėti papildais ir jūs po 1, 2, 3 mėnesių, po pusės metų jūs tikrai pamatysit rezultatą arba nepamatysite. Tada jau papildai neveikia. Tvarkom žarnyną ir žiūrim labai individualiai, bet pirmiausia, žiūrim savęs. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Mane galite rasti tinklaraštyje, Facebook profilyje ir YouTube kanale tuo pačiu vardu. Ir toks gruodį yra tiesiog įkelsiu į komentarus registracijos formą. Jeigu kas norėsite nemokamai konsultacijai, parašykite. Per 24 valandas tiesiog susisieksim dėl laiko. Ir gruodžio mėnesį bus tokia akcija ir susirašysime, nes tai yra bendros žinios, tai yra edukacija, jeigu norit konkrečiai savo atveju, nors daug dabar yra informacijos, ką vartoti, bet atsirinkti tinkamą papildą yra turbūt labai sunku šioje, kaip sakyti, džiunglėse pasiūlos. Tai va, dėkui, kad žiūrėjote, tiesiogiai rašykite, įkelsiu registracijos formą arba galite tiesiai susisiekti su manim tiesiogiai per sveikatos žurnalistę profilį arba per Nijolės Koskienės. Tiek žinių šiandien iš Molinių, iki kito antradienio. Ate.